cheminių preparatų, kuriuos mes naudojame ant odos, jų yra priskaičiuojama šiais laikais šimtais sudėtinių dalių ir taip tai veikia ne tik odą, tai veikia sistemiškai ir organizmą, nes jeigu domėjotės, kada tai yra masė vaistų, kurie dabar yra naudojami per odą. Reiškia, oda turi rezorpcinės savybės, per odą, ant odos užteptas daiktas per kraujotaką odos patenka į sisteminę kraujotaką visą. Ir tas cheminis preparatas yra paskirstomas visuose audiniuose. Tai ypač atsargiai kosmetinius produktus, kad ir tos pačius saulės protekcinius kremus naudoti vaikams iki 2 metų. Nes vaikų iki 2 metų oda tik formuojasi jų visa fiziologinė sistema, prakaito liaukų, riebalų liaukų, kurios užtikrina odos protekciją. Tai mažiems vaikams iki 2 metų labai saikingai vartoti kremus, visokių tepalus, kremus, aerozolius. Lygiai taip pat suaugusiam žmogui naudoti tik tai, jeigu būtina. Dabar tiesiog daug preparatų naudojame atskirai plaukuotai galvos daliai, pačiam kūnui nuprausti, nušveisti, po to nusausinus sutepti. Tai pagalvokit atskirai dar po to nagai ir viskas tai veikia sistemiškai. Tai aš esu šalininkė, kad pagrindinis higienos priemonė yra vanduo. Ir jisai naudojamas higienai nedozuotai, o visos kitos priemonės reikia tiesiog pasverti.